Šiandien iš tikrųjų nusprendėme, kad vis dėlto reikia atkreipti dėmesį tuos, kurie patiria didžiulius sunkumus, kartu suvienijant jėgas, kad jiems bent truputėlį juos nudžiuginti ir pildant mažųjų mūsų ligoniukų norus. Ir biliardo bendruomenė tai susivienijo šiandien, paskirdami laiką, energiją ir savo kovas visas, būtent už pergalę gyventi, tai yra už jų siekius. Ir manau, kad labai gražus įvyko šiandien renginys ir sulaukėme ir gana nemažai dalyvių. Tai su biliardu tai aš nuo labai senai, nuo praeito tūkstantmečio dar susijęs. Tai yra vienas iš jaunystės eliksyrų, padeda išlikti jaunatviškam, o šiaip tai juokas juokais aš gal kokių 13 metų nusprendžiau, kad tai mano bus amžinas hobis sportas, nes yra labai daug pliusų. Bet kurio paros metu, bet kuriuo metų laiku, bet kurio amžiaus, bet kokioj kondicijoje tu gali žaisti. Jau kuris laikas man knietėjo pabandyti šitas sportas. Gal esu ten kokį kartą kitą, kur nors ten bare pamušinėjęs tos rutulius, bet va taip išėjo, kad teko užeiti šitą klubą ir pašnekėti ir pats čia, nežinau, direktorium kaip čia jį pavadinti. Sako, kad ateik pamušinėti ir pradėjau, ir dabar mėnesį laiko jau negaliu išeiti iš čia. Aš pats užsiemu labai daug labdaringa veikla ir savanoriška veikla. Man visada gražu yra bet kokiuose renginiuose dalyvauti, kad paremti. Nes tai yra visiškai kitoks adrenalinas ir visiškai kitokios emocijos. Nes staiga viskas daug didesnę reikšmę turi. Ir kiekviena pergalė būna daug saldesnė. Jau turbūt labai daug žodžių gražių prisakyta, ta prasme, kad tokios akcijos vyksta ir Rimantui Kaukėnui ir visiems tiem, kurie to užsiima. Tai čia tik tai nedaug žodžiaujant, stiprybės, ištvermės ir tikėjimo visiems jiem tuo, ką jie daro. Visų pirma, motyvacija. Be tinkamos motyvacijos jokio tikslo neišeina pasiekti. Užsispyrimas ir jeigu jau kalbam apie sportinius tikslus, juodas darbas. Juodas darbas, be kurio neapsieina. Man labai patinka vieno protingo žmogaus citata, kad magija, kurios mes ieškom, dažnai slypi darbe, kurio vengiam. Šiai dienai iš tikrųjų prisidėjo prie šito turnyro rengimo labai daug žmonių su labai didelė širdimi, kuriem yra svarbu ir rūpi, bet jiems yra didžiulis ačiū, lygiai taip pat kaip Rimanto Kaukėno paramos grupės merginoms ir kitiems visiems šiandien prisidėjusiems. Tai manau, kad padarėm didžiulį dalyką, kuris išliks ne vienerius metus atminty ir vis tiek kaip bebūtų užfiksuotas tos akimirkos visi amžins ir iš lūpų į lūpas vis daugiau, manau, atkreipsim dėmesio, kad yra svarbu palaikyti mūsų mažuosius toj sunkioj kovoj, kurie kovoja. Ir pats pūlas tapo galbūt, tikiuosi, labiau žinomas visiems.